Reiškia, jo, stovykla pati susideda iš 2 etapų. Pirmas etapas yra atranka. Reiškia, štai mes ir dabar toje atrankoje esam, sporto rūmuose. Reiškia, šiandien yra tokia kaip įvadinė programa. Taip pat bus atvažiuoja Rūtenis Paulauskas, jis praves praktinę užduotį, tada eisime papietauti, tada anglų kalbos testas, rytoj irgi panašus dalykas, tik tais, kad fitneso darysime iš praktinės dalies ir iš reiškia, tos techninės dalies, reiškia, teorinės dalies ir tada eisime vėl pavalgyti, vėl anglų kalbos testas. Ketvirtadienis mūsų laukia grinai krepšinio diena, taip pat atvažiuos sporto sveikos mitybos specialistė, kuri paaiškins, kaip taisyklingai maitintis, ko nevalgyti, ką valgyti prieš varžybas. Penktadienis, reiškia, bus lengvosios atletikos užsiėmimas, nes kaip visi žinome, tikrai krepšininkai nesportuoja visus metus. Krepšinio būna sezonas, tada ruošiasi, reiškia, individualiai, reiškia, fitneso salė, lengvoji atletika, todėl, manau, bus tikrai aktualu jiems. Po to, reiškia, atvažiuoja sporto psichologija, nes, manau, kaip irgi uždaviau klausimą, ar yra kažkas, kurie nesijaudina. Ir 4 jaunuoliai pakėlė ranką, kad tikrai jie niekada nesijaudina, bet manau vis tiek yra tas jaudulys, tik tais jie gal net nežino, kas tai yra. Tai reiškia, bus tikrai jiem aktualu, paaiškins, kas tas jaudulys, kaip su juo tvarkytis, nes, kaip sakoma, nori nugalėti priešą, reikia jį pažinti, ne? Tai va, tai